Sveiki, visi su jumis sveikinuosi, aš Mr. Distro ir tai yra net 36-oji antrosios industrinės revoliucijos serija. Praėjo ganėtinai geras savaitgalis, buvo ir saulės, ir lietaus, bent čia Klaipėda, ir buvo laiko šiek tiek ir pažaisti, ir nežaisti patį Minecraftą, taigi iš tikrųjų šiek tiek patobulėjau, šiek tiek daugiau padariau, labai nutolau su bitėm. Sekėsi kol kas visai nieko, taip pat paskui parodysiu, ką aš padariau. Nepergenkit, šiandien daug bičių nebus, aš parodysiu pagrindinius tokius punktelius. Ir šiandien pasidarysim dar bent vieną naujesnį dalyką. Ir grįžtam iškart prie reikalo, tai kaip matėte, ten šiek tiek yra avilių, čia dar vienas, va matot. Ir aš iš tikrųjų buvau pasidaręs dar papildomai, atrodo, 8 avilius. Ir pasižiūrėjau, kad man pritrūksta šiek tiek geležies. Už tai teko nukeliauti man į šitą mūsų kasyklą. Ir aš šiek tiek apkasinėjau šonus, šiek tiek ten radau aukso, šiek tiek pačios geležies, aišku, šitų, kaip čia, anglies radau, na, va, matot, va, tokie kvadratai, keturkampiai, visokie čia iškasinėti, išrausti, kaip sakant, na, šitų nekasinėjau, nereikėjo, man per daug šiek tiek to copper susirinkau, va čia irgi taip pat, va, visi kampai, va taip maždaug daug maž. Tikrai ne visi, va čia dar nejau, nors mes buvom keliavę, atrodo, čia atrodo, jo, čia kasinėjos šiek tiek, kadangi šitas nebuvo nukritęs, čia šiek tiek aprinkau. Na, vienu žodžiu, viskas, kas man svarbiausia, buvo aš čia greitai aprinkau, kad būtų šiek tiek resursų. Ir dabar atrodo, jau turim keletą stekų tų geležies, keletą cobblestone, čia šiek tiek poliau keletą šitų skeletonų su creeperiais ir su savo šituo lavos amuletu. Taigi, dar kaip minėjau, tai va, tenai buvo kiek 4, atrodo, ir štai čia dar keletas yra. Ir mato, čia bitės vis dar, kaip sakant, veikia, skraido, bet pradėkime nuo šitos pusės. Čia buvau išgavęs keletą tokių jau, turiu, kaip čia, gryna veislių, tai va, buvo Common Princess, Common Drone, jau yra gryna veisliai, bent šitas avilys, atrodo, šitas taip pat yra liktais gryna veislis, tai gryna veislę esu išgavęs. Ir taip pat parodysiu, kad tikrai esu išgavęs. Paimsim, tarkim, iš čia vieną dabar parodymui, kad per daug laiko netemti, aš paskui viską nuo kameros padarysiu. Už kameros ir kaip matot, va čia yra Common Princess, yra gryna veislė, nėra hybridas ir va čia keletos dar trūksta, kad būčiau užgavęs visas galimas mutacijas iš šitos Common Princess. Ir tokia paslaptis yra, kad reikia išgauti grynas veislės. Ir kaip matot, man čia bemaišant šiek tiek tų Common hybridų, aš gavau Cultivated Princess ir dar kažkur ten yra Cultivated Drone, štai čia atrodo. Čia yra keletas, vėl stengiausi išgauti grynas veislės ir dar vienas toksai Common Noble Hybrid. Noble tai yra dar viena porūšis, kaip čia, tingiu versti, iš tikrųjų, kaip čia. Žinomas, labai žinomas žodis, bet nėra kaip, na, čia dar bitė nesibaigia, bet čia, vat, maždaug, va, taip ir yra. Modest Queen, Hostile Environment, žodžiu. Cultivated Drone, va, matot, kaip minėjau, ir čia dar kažkur princesė turėjo būti viena, taip, va, čia yra. Taigi, po truputį aš taip išgavinėjau, šitaip žaidžiu, užtrunka ganėtinai nei daug, nei mažai. Tačiau, va, kai jau yra tos cultivated, ne cultivated, o common rūšis, kur čia, va, šitų common queen, jie pagamina tikrai nemažai to medaus. Ir aš jau buvau prisirinkęs net, nežinau, kiek čia, visą steką praktiškai sudėjau ir tikrinau su Bielizeriu šituo. Ir čia apšvarinau šiek tiek bičių. Ir kaip matot, pagal vašką, kiek čia turėjo būti maždaug kiek turėjo būti šitų honey dropų. Taigi panašiai tiek ir buvo. Ir dabar, va, čia dar, kol turbūt pamatysim, tai coal yra. Nebėra ką apdirbti, bet matot, aš išgavęs propolį ir tokį silk wisp. Tai kaip tą propolį išgavau, tai įdėjau silk į propolis ir jį tiesiog, va štai čia jisai perdirba tai parodysim, kad tikrai šitaip perdirba į propolį patį ir šitą silkinį tokį siūlą. Ir tą silkinį siūlą mes sudedam į carpenterį, aišku, pritaikius vandens ir energijos ir išgausim, tai galim išgauti tokį woven silk. Ir kam jis yra naudojamas, tai tokiai aprangai, tikėtai čia yra bitininko apranga tokia, kurią galima pasigaminti. Iš tikrųjų, kaip matot, čia, jeigu kiekvienam šitam po 9 reikia, tai čia ganėtinai nemažai reikia to propolio. O patį silkį propolis išgaunam iš tropinių bičių, o propolį, kaip matot, galim iš to silkį propolio išgauti.
Taigi, nei blogai, nei gerai, iš tikrųjų šiek tiek geriau. Ir čia buvo toks vienas bugas, tai va su mass fabrikatorium. Prisimenat, aš jį buvau tiesiogiai prie šį čia prijungęs vietoj šito kabelio. Tai kaip prijungi štai čia, suteikia redstone signalą, jisai paveikia patį šitą va, medium voltage transformerį, kuris yra po apačia, ir tasai nepraleidžia energijos ir vien dėl to mūsų indukcinė krosnis praktiškai neveikia arba šitie visi aparatai. Taigi aš vienu kabeliu šiek tiek iškėliau aukščiau, žinau, kad nėra labai toks kaip ir efektyvus būdas, iš tikrųjų man reikėtų pernešti apatinį tą rūsį mūsų šitą mass fabrikatorių, bet dabar kol kas palaukiu, kol prisirenka bent 5 milijonai energijos ir šiek tiek pasidarau UU matter ir pasižiūrėkim kaip mūsų scrap iš tikrųjų kaip matot dėja. Ir jeigu tikrai dažnai žiūrit nuo serijos, tai pastebėsite mažėja coolant cellų ir tai paaiškinsiu kodėl. Bet pirmą sudėsim čia viską. Iš tikrųjų buvau ne vieną pasidaręs, palaukit. Buvau ne vieną pasidaręs šitą, kaip čia įsivadinasi, overclockerį, nes man reikėjo susitvarkyti šiek tiek tą aparatėlį šitą, kuris čia bus apačioj. Kur tu čia esi? Reikėjo man su recycleriais ir kaip matot vieną ekstraktorių iš va štai vietoj va šito kampo aš pernešiau štai čianai. Ir prieš sumaišydamas tos aparatus aš atjungiau vieną kabelį, kuris yra štai čia ir čia, kad netekėtų energija. Ir šitą teko numušti, kadangi kitaip persiduoda energija ir šitas ekstraktorius būtų išsinešęs. Ir iš tikrųjų man dar reikėtų prie maceratorių dėti keletą tų overclockerių. Tačiau va štai šitas raudonas jau, kaip čia tokia juosta net laikytų, tada reikėtų man dėti dar vieną panašų tai aparatėlį. Tai jau, soundas. Kadangi aš norėčiau, kad greičiau viską sumaseruotų. Ir to jau, kaip iš čia vadinasi, upgrade. Tai va tokį reikėtų pasigaminti, energy storage upgrade, kad šiek tiek daugiau energijos eitų išsaugoti į tą aparatą ir tada turėtų be problemų apdoroti su daugiau elektros energijos. Ir kaip mato dabar, kai aš turiu 8 overclockerius čianai, praktiškai nespėja tas cobblestone'as ateiti, kaip viskas pasiverčia į scrap. Ir vien dėl to praktiškai pas mane nebesimėto papildomi cobblestone'ai čia ant viršaus. Na, iš tikrųjų, taip, nebent ateina iš po kasyklos, ten, kur kasinėjau labai ilgą laiką, tai tada tikrai būna tokių kaip ir kamštelių, bet daugmaž tikrai visai nieko. Kas čia dar tokio pakeičiau. Iš šitą ekstraktorių aš dar nieko neįdėjau, nu, kaip matot, čia dar nieko neparuošiau, o štai šitame buvo nustatyta sticky resin ir water cell. Ir kodėl water cell, tai taip pat paaiškinsiu. Prisimenu tos coolant cellus, tai man jau tikrai reikės ne vieną ir ne dviejų, ypač kai prasidės taip pat atominė energija, kurią tik jau per šias pastarąsias 5 serijas aš turėčiau jau pradėti iš tikrųjų. Ne pastarąsias, o ateinančias 5 serijas. Ir kol dar matot mano resursai, kaip matot, copper šiek tiek daugiau, tin, 2 stekus ir fine iron buvau pasigaminęs ir dar turim šiek tiek iron. Bet su deimantais man striuka, taigi kažką reiks eit kasinėti giliau, kasinėtis. Nežinau, ar man filmuoti, bet turbūt nefilmuosiu, nes didžiai daliai žmonių nepatinka. Bet kiti iškart sako, kad tu cheateris ir panašiai, tai vėlgi nežinau kaip daryti. Čia jau šiek tiek wood turim, kaip matot, jau beveik, kai prieis iki čianai, aš išjungsiu lauk. Na, jeigu netingėsiu, gal pažaisiu šiek tiek su wooden planksais, kad pagaminti ir čia užim dar, nežinau, gal sticks. Bet samplingų turim nemažai. Cobblestone smėlio čia irgi šiek tiek patruputį, šitų dar nenaudojau. Su maistu, na, seeds šiek tiek eina ir weeds. Na, tokie maždaug smulkmenos. Kas čia dar tokio pakeitimo? Daugiau kaip ir nieko, bet dabar išmiegokim. Ir taip pat pradėsim darbuotis tą, ką aš jau planavau šitą seriją. Iš tikrųjų, tai, kur čia mano, parodysiu iš pradžio, kaip aš gavau tą coolant cellą, kad daugiau žmonės neklausinėtų, nes būdavo ne vienas žmogus, kuris klausė. Tai ateinu aš su paprastu empty cell, kurį galima pagaminti štai šitaip va, iš tin sudėti gauni 16, yra kitas receptas, na čia iš tikrųjų skirtingas tin rūšys, bet tai nieko baisaus. Na ir kaip matot, va, pas mane va čia skaičiukas rašo mažėja ir čia va water cells. Taigi aš dabar įdėsim štai šitaip. Tarkim, turim keletą tų coolant cellų ir aš įdėsiu į tą rūšiavimo aparatą. Ir jisai teoriškai ir praktiškai nugabens visas mano coolant cellus į štai ekstraktorių.
kuris štai yra štai čia, kaip matot. Ir iš čia išgausim tuo, iškart ištrauks tasai šitą vieną coolant cellą ir mes toliau gausim water cells ir tie water cells keliaus į mūsų tą chestą. Taip pat turėtume pamatyti, o coolant cellas, o 1 sekundę praeina, viso ištraukia po vieną dalyką. Taigi, wow, kuro šiek tiek mažai. O kaip su vandeniu, kol kas manęs dar šitie varikliai nepylė, dar nesprogo, kaip sakant. Taigi dabar visi coolant cellai keliauja štai čia, ten irgi reikia overclockerį, na žodžiu, čia žaidimas, matot, štai čia dar vienas coolant cellas. Taigi kol kas tiek ir dabar keliaujam vieną tokį dalyką, sukau galvą, labai ilgai sukau galvą, kaip man tokį dalyką išgauti. Iš tikrųjų yra dabar, ką noriu išgauti, taip pat parodysiu. Ateinam prie sniego iš pradžių. Iš pradžių norėjau galvoju, kaip čia man išgauti tą, ko man reikia ir buvo vienas toksai iš pasirinkimų, tai what the fuck, viščiuko nebėra? O ne, yra viščiukas. Nu blin, Fedė, negazing. Taigi, sukau galvą, yra legaliai per paprastą Minecraftą, tai naudojant Silk Touch, atrodo, pickaxe, galima išgauti ice, o šiuo atveju mes, kadangi turim kompresorių, aš tiesiog paimu snowballs ir išgaunu ice. Ir ką man jo reikės klausit? Na, aš jį naudosiu vienam tokiam gan įdomiam projektui. Tikrai ne kiekvienas tokį padaro, na, bent ne tai, kad projektą, bet gali būti, kad kažkas yra padaręs. Iš tikrųjų, čia per daug neprisimastysi, na, kaip. Yra toks kalkuliatorius, jau galim pavadinti, arba skaičiuotuvas Industrial Craft puslapyje, taigi tenai susėdi pagal receptą, kaip tu norėtum. Čia turi virš 3 milijonų, taigi susėdė tuos pagal receptą ir be problemų tau paskaičiuoja tenai aušinimą ir panašiai. Tik man belieka paskui išsiaiškinti, kaip aš norėčiau tą ledą, tarkim, panaudoti arba kažkiek laiko panaudoti ir kaip panaudoti ir panašiai. Na, ten rašo ganėtinai sudėtingus dalykus, apie kuriuos paskui papasakosiu, kadangi čia tikrai reikės bent vienos pilnos serijos ir reikėjo išmokyti transmutation table savo šitų ledų. Taip, kur čia esi? Va, išmokėm, kiek čia vienas CMC. Wow. Kažkas dega, kadangi važiuoja gaisrinė kažkur. Taip. Taigi, maždaug parodžiau su vandeniu, parodžiau, kaip išgauti ledą tokiu industriniu būdu, arba galima, kaip minėjau, su bet kokiu tai pickaxu, pasiverčiate į industrinį pickaxą ir tiesiog paimat, kraut reikia. Tiesiog paimat ir išsimainat, bet tam aišku reikės enchantment table ir panašiai. Ir aš jeigu daryčiau enchantment table, tikrai iš pirmo karto man išeitų, reikėtų man šiek pasidaryti mobų trap ir panašiai. Ir dabar galvoju turbūt, kam aš padariau šitą savo bootsus. Taigi taip pat parodysim. Taip, kur čia dabar grįžtam. Taigi, kaip minėjau, aš karts nuo karto, kai pasipildo tas mano MFSU, aš pasidarau šiek tiek UU Matter. Kaip matot, turiu 21, jau ganėtinai ilgai užtrukau, nemažai energijos sunaudojau. Ir man reikės tikrai... redstone'as. Reikės ne vieno ir ne dviejų, taigi man reikia 3. Ir turim jau 8 iridium ore. Ir tam man dar reikės kelių advanced alloy. Ir aš dabar galvoju, kad man dar reikės, tai kiek čia man reikės... 4 į 1, o aš turiu kiek čia 3, taigi man reikia 5. Taip, o 5 tai bus 3 šitie, kadangi išlydom atrodo. Palaukit, kai išlydom 2 gaunam lygtais. Na, pasižiūrėsim, jeigu ką dar pasirequestinsim. Bet ten dabar gražiai juda visa sistema. Ir jeigu teisingai dar prisimenu, kokį aš pataisimą padariau, nes man šiek tiek dingdavo įtemai arba dalykai. Tai va čia prisimenat buvo kažkur tai toks kaip ir... kur čia buvo? Štai čia va ir yra, matot, va čia yra va šitą jungtį. Įdėtas basic logistic pipe, kadangi kai keliauja čia kur nors, tai jisai pasiklysta, nepeina ir gaunasi, kad daiktai iškrenta ir daiktų daugiau sunaudoju, tai aš čia laikinai įdėjau basic logistic pipe, kad mažiau iškristų. Taigi dabar grįžtam, jau turėtų būti viskas čionai. 3, taigi dabar kiek čia kompresorius atrodo. Per kompresorių išgaunam po 1, ar ne? Taip, gerai, tai 4.
6 ir dar 2, taigi aš pilnai neprisimenu, žinau, kad kažkur kažkada 2 išeidavo, taigi dar 2 išrequestinam. Čia mato, dar buvo vienas užsilikęs, taigi jį turėtų teoriškai man atvežti. Nu. Netvežu. Kadangi dabar bus pasiklydęs ant sistemoje, taigi. Na, vis dėlto iškepam visus. Čia ką čia laikysi. Tikrai reikės ne 1 ir ne 2 ir ne 5 ir ne 6. Ypač kai pradėsim su atominė energija, kurią, kaip ir minėjau, tikrai jau greitai pradėsim. Dabar man reikės, taip, kiek čia man reikės? Tai pasižiūrim tą receptą. Lapatrono, 2 iridium plate ir kaip gaunam iridium plate'as, tai... Aha, man 2, tai 2 deimantų reikės. Gerai. 2 deimantas, taip, vienas čia. Iridium plate štai čia. Tai yra iridium advanced alloy ir iridium ore campus. Taigi, išgaunam 1, 2 iridium plate'us. Dabar kaip išgauti tokius batelius, kuriuos ten naudosim. Taip, man reikės 2 vilnų. Reikės 12 rubber, atrodo. Tai pasižiūrėsim, ar teisingai prisimenu tą receptą. Turėčiau teisingai prisiminti vis dėlto. Vis dėlto esu daręs kažkada, bet iš tikrųjų tie receptai dažnai keičiasi. Pavyzdžiui, dabar, kai yra išleista nauja, kaip ten ta versija, kaip vadinasi, Forestry ir kažkokia tai versija, velnės pamiršau. Taigi, kai yra ta išleista versija, ten daug naujų dalykų atsiranda ir va, išgaunam rubber boots. Taigi, rubber boots, šitaip atrodo, šitaip ir dabar reikia 1 deimanto, kurį turim. Reikės jam 6 šitų, tiksliau ne 6, o 8, 6 lapis lazuli. Paskui reikės 2 mikroschemų. Ir mikroschemų nei labai turėti. Taigi prisimam mikroschemas. Taip, atrodo šitaip kažkas panašaus. Aha, dabar šitą deimantas apdedam su redstone. Na, lapatrono kristalo mes tikrai pagaminsim ne 1 ir ne 2. Ir kaip minėjau, jeigu teisingai prisimenu, tai šitaip. Taigi, lapatrono kristalas 1 milijoną saugo. Ir pagal štai šitokį receptą išgaunam Quantum Suit Boots. Ir visi čia nano suit šiek tiek energijos, o kaip turim, taigi čia yra labai lašas jūrai. Ir taip pat parodysiu, ką šitie bent jau batai daro. Tai išgaunam pirmą Quantum Suit Armor dalį, tai bus batai. Ir kodėl aš batus padarau, taip pat paaiškinsim, bet pirmą reikia juos šiek tiek dar pakrauti. Taip, ir į šitos batus, kaip į bet kurią armoro dalį, telpa 1 milijonas elektroninių vienetų. Ir kas prisimenat, kai gaminau savo nanosiūt tuos batus, tai tenai aš šiek tiek minėjau apie tas galimybės, ką gali bent jau tie Quantum Suit dalykai daryti. Taigi vienas iš jų, kaip ir sakau, yra bent jau tikrai geras. Ir aš pradedu visada beveik nuo batų, paskui eina kelnes, šalmas ir pats armoro viršus. Ir mes tai padarysim, nors kažkas sakė, kam tau reikia, kadangi naudoji savo šitą backpacką, kuris baigia išsikrauti. Gerai, kad pamačiau, taip. 2 skaičiukai ir kur vienas. Visio, nebetelpa daugiau ir reikia man pasikrauti dar patį šitą. Tegul jisai kraunasi ir aš keliauju štai čianai. Nusiemu nuo viršaus šitą žiedą. Ir kur mano Quantum Suit Boots. Taigi, prisimint pasigaminau rubber boots, tai jie iš tikrųjų yra geri. Reikėjo man jų 2 šitai porai batų padaryti. Ir jie iš tikrųjų tokia pagrindinė tų rubber boots, kurie buvo pagaminti. Funkcija yra, kai nukrenti, jie nuėma, karts nuo karto nuėma šiek tiek tipo damage arba padaro tau šiek tiek žalos, bet ten kažkokių procentų ar ten, nežinau, reitų paskaičiuoja. O kas vyksta su Quantum Suit Boots, tai kaip matot, vienas iš tokių, tai jie tikrąją to žodžio prasme visą energiją ima iš batų ir ta prasme, kai nukrenti, tai jie tai pilnai apsaugo. Ir vienas iš tokių funkcijų, palaukit, kur čia dabar turėtų būti, kuris čia mygtukas. Turėtų veikti. Fuck. Quantum Suit Boots. Kiek prisimenu, anksčiau būdavo su CTRL.
Taip, kur tu čia esi? Oba. O matot, su space'u, kai aš paspaudžiu. Su CTRL ir space'u, kai laikau, tai kaip pasakyti, užspaudęs CTRL, bet ne, aš esu šiek tiek perstatęs, tai aš aukščiau šokinėju. Ir tas naudojasi nuo energijos ir vien dėl to praktiškai aš gaminuosi šitos batus, tikrai aukštai šokinėjai ir praktiškai tada nebereikia Swiftfoot Rending Gale, bet tam man dar reikia kelnių. Taigi, kol kelnių nebus, tai aš beveik šitų batų nenaudosiu, na tarkim, taip kaip norėčiau naudoti. Ir jau turėtų būti iškepęs mano backpackas. Kur tu čia esi? Čia nai. Taigi dabar vieną iš tokių dalykėlių esam pasidarę, tikrai geras. Ir man reikia dabar pasidaryti štai šitą. Tai reikia lapis lazuli 6 blokų, kad pasidaryčiau lapacką. Lapis lazuli ir advanced circuit. Ir advanced circuit reikės tikrai nemažai, atrodo, resursų vėl, reikės mikroschemos, reikės 4 redstone, jeigu teisingai prisimenu. Ar turim redstone, taigi. Taigi, kaipgi, taip, receptas, reikės vieno šito, reikės 4 tų turim, reikės 2 glowstone, 2 lapis lazuli ir turėtų būti viskas ore. Taip, kur tu čia esi, čia, šitaip ir redstone'as. Atrodo, toks receptas taip yra, turim advanced circuit, dabar pasiemam savo 6 blokų reikia. O vienam blokui 9 tie, tai šikart 9, 54. Atrodo taip, palauk. Šikart 10, 60, o ne, paskaičiavau, nu jo, 54. Taip, gerai, pasidarom tą ir dabar reikia 9, tai yra 6 blokų, kurie išgaunami štai šitaip, 6. Minėjau, pasėdam savo redstone'ą. Lapis lazuli iš tikrųjų aš buvau gavęs šiek tiek kokį vieną steką, tai tikrai turėjau, kitą steką aš atradau iš Transmutation Table, kadangi galvau, tuo metu aš kažką naudosiu daugiau. Ir dabar kaip tik vėl pasidarom tokį vieną iš naujesnių, įdomesnių receptų, kurio dar šį sezoną nebuvau rodęs, kadangi nebuvau pasidaręs lapacko. Ir vėl prisimint, backpackas yra kaip baterijos kuprinė, kurią mes saugome energiją ir tarkim, kai einam kasinėti, tai mums energiją naudoja netiesiai iš šito mūsų grąžto, o tiesiai iš kuprinės ir yra keletas prietaisų, kurie dar gali naudoti energiją iš backpacko, bet yra tokių, kurie negali naudoti iš backpacko ir jiems būtinai reikia lapack. Ir šitas vėl taip pat turėtų atrodo apie 1 milijoną elektros vienetų saugoti, taigi taip pat pasižiūrėsim. Nes tiek, kaip buvau pakrovęs pilnai backpacką, jis tikrai tiek daug energijos neturėjo. Ir taip žiūrim, oi, čia jis įkrausis ilgai. Ir tikrai gerai prailgina mūsų kelionės trukmę, kai norim, tarkim, ilgiau pasikasinėti. Taip, kur čia dabar esam, reikia šiek tiek duonos. Kur ta mano dauna? Taip, dauna. Taip, 11, 10 vėl. Ir iš tikrųjų man reikėtų dar vieną receptą pasigaminti. Taip, aš tai čia dar šiek tiek coolinselų, šiek tiek scrap dar turim. Man, kaip matot, kažkas sakė, pasidaryk atseit specialiai cobblestone generatorių, kad galėtum daugiau scrap išgauti, bet iš tikrųjų, tai ką man tas scrap? Man čia tokiais greičiais, kaip aš dabar turiu energiją, tai man tikrai nereikės nieko per daug spūdingo ir aišku, elektros energija nekeliauja ten, nes naktis. Taigi man nėra kaip ir kur per daug dingti, reikia deimantų. Taigi stengiuosi kaip įmanoma savaip suktis, kad tos scrap mašinų specialiai negamint, nes man teoriškai tai tikrai nereikia tų per daug resursų, bent jau už scrap ir aš kažką čia jau taip nusišneku, nežinau kiek laiko ir pritrūks, pritrūko 3 dar. Nu, čia mano sėkmė, kaip visada, kitaip nebūna. Ir dabar kam yra naudojamas propolis. Iš tikrųjų, aš sugalvojęs esu kitą sistemą, kaip man tai automatizuoti, bet ne šitas, o propolis, vienas iš panaudojimų, tai galima išgauti, tikrai ne vienas, net yra slime ball, vienas iš tokių būdų, bet tam reikia pollen. O jį išgauti aš nebeprisimenu iš kur dar, bet turiu idėjų. Čia, matot, galime išgauti bitumus peat, čia su šiek tiek propolis, peat. Na, čia yra peat bog, toksai specialus variklis, dar galima ten
kaip sakyti, sodinti, auginti ir panašiai, čia paskui šiek tiek toliau eisim. Ir vienas svarbiausių tai Apiarist Pipe. Ir jis tikrai yra geras dalykas, aš galvojau čia padaryti grandiozinį tokį rūšiavimo projektą su tuo, su propoliu ir tais bičių vamzdžiais, bet dabar teks palaukti, nes iš tikrųjų jūs kol kas nemėgstate, arba bent jau jums kol kas pabodo apie tos bitės. Tai bent kol kas, kol nepajudėsim kažkur tai per daug toliau, tol aš tų bičių beveik neliesiu, na, kart nuo karto, kaip išgausiu naujesnę rūšį, aš būtinai pranešiu. Nes tokį praleis dalyką, tai čia yra jau tikrai gėda. Kas dar apie bites, tai šitas visa skirinė buvo pilna tų ne hibridų, o medaus visų tų, kaip čia sakyti, gryna veislių. Ir aš jų tikrai atsikračiau, dabar šiek tiek hibridų, šiek tiek gryna veislių, visko po truputį, nes man tikrai reikia jų. Turim svečių. Šiau beveik. Fedislovai, tu čia. Taip, kur tu čia esi? Vabana tau, rūkyk. Iškepiam. Nu, blin, atėjo čia tvarką daryti. Nu, o tvarka, a? Atėjo čia, blin, mano valtį stumė, nu. Aš plaukiot mėgstu. Kažkas vėlgi klausė, nežinau, kiekvienam video, kam tau tos valtis atseit. Na, iš tikrųjų, jeigu neturėčiau skraidimo žiedo, tai būtų čia mano lipimas, spoiler. Ir čia yra tokia sistemėlė, matot, kopečios, laivas ir panašiai. Tai aš čia tokį turiu pasidaręs užlipimą, kad greičiau patekti. Ir teoriškai tai čia turėjo būti aptverta, kad aš negalėčiau niekur skraidyti. Taigi, toks kaip ir skirtumas. Taip, mano lappekas turbūt Wow. Tikrai man patinka šitą savybę skraidimo. Jau pasikrovė. Taigi, lappekas. Anksčiau jisai buvo šiek tiek susibuginęs, neprisimenu, ar dar šitoj versijoje jisai yra išlikęs toks pat bugovas, kaip mes mėgstam vadinti. Taigi, būdavo, kai jau beveik pilnai įsikrauna, jisai paima ir išnyksta, tai kai žiūrėt mano praeitą industrinę evoliuciją, tai aš ten atrodo šiek tiek buvau susikūręs tą savo lappeką ir man teko jį paskui atsisponinti, kaip sakiau. Taigi, toks mažas skirtumėlis. Tai bitės čianai. Daugiau kol kas šiai serijai atrodo per daug nesu nieko paruošęs. Na, dar vienas smulkmenėlė apie bites. Tai kai būna su tais hibridais, kai su hibridiniai taip, kad bitėms nieks nebepatinka. Tarkim, štai va, bus šita bitė. Jinai rašo no flowers. Ir kai pasižiūrėsim į pačią bitę, tai rašo jungle apačioje, tai turėtų būti džiunglinės gėlės. Tačiau, kai pastatau aš į džiunglės, ten tą aparatą, tarkim, kaip čia buvo kažkur, va čia stovėjo, tai bitė vis tiek nepatinka, nes tada būna klimatas per žiaurus. Su paprastom gėlėm, matot, neveikia, kadangi būtų užfiksavę šitas dvi gėlės ir būtų pradėjęs nešti nektarą. Tačiau ir to nebuvo. Taigi, jiems reikia maždaug po viso tokio medžio, paprastam biome, kur yra normali temperatūra, kad galėtų tasai man nešti savo medų. Taigi, tokia nesąmonė. Aš čia bandau tingiu tą medį auginti, iš tikrųjų nežinau, ar 1.2.5 ar tas medis tikrai užaugs, kaip ten sudeda 4 samplingus ir paskui su bone meal užaugina. Taigi, galbūt išeitų, nesu 100% garantuotas, bet aišku, pamėginti verta gal bus, nors aš niekur neskubu. Taip, dar naftos, kaip mato, turim, refinatorius yra, kuro dar kol kas pakanka, vandens yra. Ir jau kitoj serijoje turėtume dar kai ką pradėti iš naujo daryti. Aš dar pasiskaičiuosiu ir man tikrai užteks tiek geležies, kiek aš čia turiu. Teoriškai turėtų užtekti, bet žinant, kad reikia apsaugą pasidaryti, tai gali neužtekti. Va taip. Ir turim dar 4 bronzas. Gal man taip ir padaryti, kadangi aš noriu išgauti šitą bronzą, o man šitos beveik recepto aš niekur nenaudoju. Tai aš taip pat parodysiu, kaip aš pakeisiu, kaip aš padarysiu bronze. Štai čia, options, recipe, utility, cheat mode. Šituos 4 ištrinam ir šituos 1, 2, 3, 4 pasiemam. Ir vėl išjungiam cheat mode ant visam. Taip ir bus. Ir dabar šituos 4 pridėsim prie šitų. Ir nebebus papildomų nereikalingų man dalykėlių. Taigi,
Kažkas dar klausia, kaip atseit, ką daryti su uranu. Tai vienas iš tokių būdų iš pradžių, bent kas būna, tai dedamas yra į kompresorių, kad išgauti refined uranium. Taigi dabar kol kas, kol man tas gaunasi, tegul tam gaunasi šiek tiek. Ir paskui pasiėmus su empty cell, panaudoju šitaip ir šitaip atrodo, išgaunam uranium cell. Ir aš jau būsiu pasiruošę šiek tiek šitų urano dalelyčių, bei pačių ten coolant cellų, tikrai ne vieną ir ne du. Man jų reikės ganėtinai daug, kad spėčiau paaiškinti ir tikrai, kaip minėjau, man rodos bus viena serija, kai grinai gaminam patį kaip šitą reaktorių ir paskui viena serija, arba bent pusė jos, kaip aš aiškinu, kaip galima ką suprasti, bent jau su pačiais principais, kaip suprasti patį principą to atominės elektrinės, kaip kas ir kur ten su tais, su visom tam dalelytėm, su energija ir kaip matot, šitie nesistekina, taigi toks minusėlis. Ir mes iš tikrųjų galim išgauti dabar nemažai energijos iš šito viso to, ką turim. Ganėtinai geras dalykas, aišku, bet 17, o čia mes energijos išgausim nemažai, bent jau teoriškai iš vieno šito urano dalelytės, kur čia yra, galim išgauti bent 2 milijonus energijos ir čia jau būtų labai neekonomiškas ir atseit labai ilgas procesas. Taigi, dabar trumpai tiek užsiminiau, jeigu norėsit daugiau sužinoti apie mano atominės žinias, nors aš jų tikrai daug neturiu, esu pasidaręs keletą testavimų ir panašiai, tai galėsit pasilikti, subscribinkitės, laikinkit, pasidalinkit, nes tikrai greitų metų pradėsim įdomesnius dalykus ir aš planuoju tikrai dar nemažai ką padaryti, kadangi iki šiol tai yra toliausiai, ką buvom pasidarę, kadangi aš dar niekada, bent jau pirmam sezonė, nebuvau pasidaręs nieko iš Quantum Suit ir dabar mes turim tiek resursų, tiek galimybių, kad galim pasigaminti tuos. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote, būtinai pasidalinkit, palaikinkit, man tai daug ką reiškia, kai didesnė chebra daugiau žiūri live streamą, o kai didesnė chebra žiūri live streamą, mes einam, kaip sakant, crashinti servus. Kas prisimena, tai būtinai užcrashinsim kada nors greitų metu kokį tai servą su live streamu. Planuoju ir live streamą, planuoju ir daugiau serijų. Šią savaitę, jeigu neklystu, yra užplanuotas 5 serijos, bet žiūrėsiu, kaip man išeis. Kaip išeis, tikiuosi, kad išeis. Kadangi artėjom prie 2000 subscriberių, artėjom prie 40 serijos, kurioje įkelsiu savo vėl mapo save'ą. Ir turbūt būsiu prieš tai atsinaujinęs keletą modifikacijų, kurie nekeistų pačio džaro ir nekeistų konfigų, kad visi vėl iš naujo galėtumėt parsisiųsti, pasižiūrėti, pasižaisti, išbandyti, ištestuoti. Ir taigi, ačiū, kad žiūrėjote ir ate.